Taigi, kaip ir žadėjau, eteryje dabar ir pasikalbėsime apie praėjusias kroso varžybas. Praėjusią savaitgalį jos vyko tradicinės kroso varžybos Zelvoje ir kalbėsimės dabar su Aklųjų sporto federacijos prezidentu Arnoldu Januškevičium. Sveiki, Arnoldai. Labą dieną. Tai visų pirma, aš norėjau paklausti, vėlgi įvyko varžybos ir kuo jos išsiskyrė galbūt iš kitų varžybų ir kaip vertinate šį čempionatą šiemet? Taip, tai šios varžybos, žinoma, išsiskiria masiškumu. Mes per visus metus organizuojam 20 Lietuvos čempionatų, 7 sporto šakų, tai būtent šios kroso varžybos jos sulaukia daugiausiai dalyvių iš visų Lietuvos aklųjų sporto klubų. Na ir šios varžybos tokia gaunasi kaip ir mūsų šventė rudeninė, nes šių varžybų atomas dažniausiai būna gyvos muzikos koncertas ir stengiamės sukurti tokią, kaip sakant, ne tik varžybinę nuotaiką, bet ir kartu ir šventinę nuotaiką dalyviams. Na, o sakykit, ar pastebėjot kažkokių naujų galbūt talentų, kokie buvo iššūkiai didžiausi šiemet? Tai būtent šiemet irgi pirmą kartą vyko varžybos, reiškia, kaip mes organizuojam 2 nuotolių varžybas kroso. Tai trumpo nuotolio tai 3 km ir ilgesnio nuotolio 7,2 km. Tai jau kaip pernai irgi buvo, kad 7 jau kilometrus nebebėgam tradiciškai aplink Zelvos ežerą, o vykdome varžybas asfalto danga, reiškia, kad ir akliesiams varegiam būtų patogiau bėgti, kad negautų traumų. Tai šiemet irgi, reiškia, startas abiejų distancijų buvo iš poilsiavietės Zelvos ir būtent 3 km tos masiškiausios mūsų rungties, kur dažniausiai startuoja, šiemet, kaip tik pažiūrėjau, 138 dalyviai buvo startavę, pernai net 168 dalyviai startavę, tai būtent šią distanciją taip pat vykdėme iš poilsiavietės Zelvos, reikėjo nubėgti 1,5 kilometro į priekį, laikytis dešinės kelio pusės, apsisukti ir grįžti atgal. Tai didžiausias iššūkis šiemet ir buvo, kad būtent pasikeitusi trasa, dalyviam šiek tiek tokio, kaip reiškia, ekstremaliau jautėsi dalyviai, bet laimiai pavyko išvengti kažkokių traumų ar nesklandumų ir visi finišavo šypsodamėsi ir po finišo gavo dalyvio medalį, visi dalyviai, tai tas labai džiugina. O ta trasa ar kažkaip pritaikyta, gal galite plačiau papasakoti žmonėms su regėjimo negalia ir panašiai, kad viskas taip sklandžiai buvo, tai labai smagu. Taip, tai ta trasa ten kažkaip tai nėra specifiškai pritaikyta, pagrindė mes, ką turime, tai gyvus, kaip sakant, asistentus, teisėjus, kurie trasoje stovi jau tokiuose vietose, kur į tam tikros kliūtis yra, kaip tarkim prie posūkio, kur galima šiek tiek, jeigu silpnai mato žmogus, kad nuklysti į, kaip sakant, į neteisingą kelią, arba jau būtent 1,5 kilometro pabaigoje irgi teisėjai stovėjo ir būtinai reikėjo juos prabėgti, kad užfiksuoti rezultatą. Na ir, kaip žinoma, aišku, mūsų dažniausiai dalyviai žino, kad jau prieš finišą likus 100 metrų bus tokie metaliniai sunkus vartai, tai tokie kaip apsauga, reiškia, gyvi žmonės stovėjo ir jos perspėjo apie tas kliūtis. Ir džiugu, šiemet irgi, kad trasoje buvo pakankamai mažai automobilių, nes dažniausiai ten miškinga teritorija yra ir ten daug būna grybautojų, tai šiemet grybų sezonas dar neprasidėjo turbūt, tai išvengėme ir automobilių ar kažkokių tokių kliūčių, kurios irgi kartais trasai pasitaikydavo anksčiau. O dabar palyginus su praėjusiais dar, pavyzdžiui, už praeitais metais apie tą dalyvių skaičių, ar koks jis buvo, ar daugiau, ar žmonės labiau domisi, kaip ar padaugėjo žmonių? Taip, iš tikrųjų registravosi panašus dalyvių skaičius, kaip lyginant su pernai. Pernai finišavo gerokai virš 200 dalyvių, apie 230 dalyvių. Na, šiemet iš tikrųjų masiškai pradėjo, kaip sakant, žmonės išsibraukinėti iš kroso, nes kažkaip tai taip užklupo, kad dauguma miestų sirgo, peršalo ar įvairios, reiškia, kaip sakant, peršalimo rudeninės lygos sutrukdė dalyvauti krose, tai šiemet yra apie 30 dalyvių bendrai, ėmus visus klubus, 30-35 dalyviai, tarkim, mažiau startavo šiemet negu pernai. O jeigu kalbant jau apie tuos profesionalesnius bėgikus, ar ne, tai norėjau paklausti, kaip vyksta tos treniruotės, na maždaug kiek tų treniruočių reikia ir ar sunku žmogų paruošti tokioms varžyboms?
Taip, tai būtent tam 3 km startui tai tikrai nėra sunku, nes tai yra įveikiamas, kaip sakant, nuotolis ir aišku reikalautų to fizinio aktyvumo bent 1-2 kartus per savaitę panašų nuotolį įveikti. Na, 7 km tai jau yra iššūkis, 7 km pas mus irgi taip yra nustatyta, kad bėga silpnaregiai arba jau regintieji silpnaregių draugai, aklieji bėga tik tai 3 km, tai tarkim, jeigu jau 7 km bėgti, na, tai jau reiktų daugiau pasitreniruoti, aišku, neateiti be pasiruošimo. Tai treniruotės turėtų kaip ir būti tokios nuoseklesnės 4-5 kartus, jeigu išeina to tokio ištvermės, kaip sakant, aktyvaus judėjimo būtent. Taip, ir kaip žinia, tikrai, kuo toliau, tuo daugiau žmonių sportuoja ir su regos negalia, ir šiaip su įvairiausiom negaliam, tai aš norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs manot, ar pasikeitė kažkoks, ar keičiasi tas požiūris ir Lietuvos visuomenės, Lietuvos žmonių ir apskritai sporto bendruomenių žmonių į žmonės su negalia? Taip, iš tikrųjų keičiasi, nes mūsų irgi jau, kaip sakant, galim sakyti, kad profesionalūs bėgikai, tai jie dalyvauja ir, reiškia, tose, kaip sakant, bendruose renginiuose. Mes labai mėgstam ir Vilniaus maratoną, ir Kauno maratoną. Na ir šiemet irgi trenerio ir bėgiko pastangomis Lino Balsio irgi startavo estafetė, būtent tokie irgi iš medininkų bėgo 7 silpnaregiai, neregiai iki Vilniaus estafetę pagerbti, reiškia, medininkų žūties tokią dieną. Tai mes stengiamės tokios ir socialinėse kartais sudalyvauti irgi renginiuose ir tikrai ir Aklųjų sporto federacija skatina, kad kuo daugiau visuomenės renginiuose mūsų būtų ir matytų. Ir džiugu tikrai, kad žmonės atkreipia dėmesį, kada, tarkim, neregys bėga susikibęs su vedliu tam tikrą virvutę, kuri yra reikalinga neregiui, kad jį lydėtų bėgimo trasoje, tai tikrai visada toks jautėsi, kad ir paskatina, ir paploja, na, reiškia, tokio palaikymo sulaukiam. Ir mes esam pasudami būtent tokiuose renginiuose. Smagu. Taip, tai dar norėčiau paklausti, o kaip tik žiūrint į priekį truputėlį, ar nusimato galbūt kažkokios varžybos artimiausių metų, ar renginių, dar būtent kažkokių? Lietuvoje dabar, kaip ir šiemet jau tokių apie ištvermės, tarkim, ar apie bėgimo sportą kaip ir nelabai yra, bet būtent mūsų jau tokie pagrindiniai sportuojantis ir, reiškia, propaguojantis tos ilgus nuotolius, tai jau kitą savaitę irgi vienas klaipėdietis išvažiuoja į tokį įspūdingą, reiškia, maratoną, Berlyno maratone startuos ir spalio pačioje pabaigoje irgi taip pat startuos mano minėtas Linas Balsys, ir klaipėdietis Evaldas Slušnys New Yorko maratone. Tai netgi mūsų, reiškia, sportininkai stengiasi ir dalyvauja tokiuose irgi, spūdingose, reiškia, renginiuose net visame pasaulyje. Na, kaip puiku iš tikrųjų. Taip. O sakykit, kalbant apie Aklųjų sporto federaciją, ar sulaukėt paramos iš valstybės ar kitų institucijų? Tai taip, mes kaip ir sporto federacija vykdom aukšto meistriškumo programą, tai būtent irgi praeitą savaitgalį vykęs krosas, jis yra Lietuvos čempionatui prilygintas, tai valstybė tai susideda prie to, aišku, stengiamės ieškoti ir rėmėjų, kurie suteiktų tam tikrus prizus nugalėtojam, ar, kaip sakant, skatinti ne tik medalių, bet norim ir kažkokių tokių simbolinių prizų prisidėti. Tai iš tikrųjų, yra to palaikymo ir iš valstybės, ir iš privataus sektoriaus gauname to palaikymo. Džiugu girdėti. Tai dabar pabaigai palinkėjimas visiems sportininkams ir tiems galbūt ypatingai jauniems žmonėms, ar nebūtinai jauniems, apskritai žmonėms, kurie galbūt, ar nedrįsta žengti žingsnio link sporto, ar kažko abejoja, ar tiesiog, ką norėtumėt palinkėti ir aišku esamiems sportininkams šiuo metu. Taip, tai esamiems sportininkams, tai aišku, palinkėti, kad jų tas, kaip sakant, tikslas siekimas būtų sąmoningas ir nepersistengtų jie labai siekti to tikslo, nes kai tu labai jau aukšto meistriškumo sportininkas nori vis greičiau ir, kaip sakant, stipriau savo rezultatą pasiekti, tai reikia nepersistengti, o tai reiškia mėgėjams ar kurie norėtų pradėti sportuoti, tai tikrai rekomenduočiau būti aktyviais, bent jau 1 valandą per dieną stenkitės, jeigu jau nesportuojate, tai bent jau pasivaikščioti gryname ore ar
atlikti bent jau ryte kažkokius mankštos pratimus, kad būtumėte sveikesni ir žvalesni. Nuo to pagerės ir jūsų darbo našumas ir nuotaika iš tikrųjų. Taigi, kaip sakoma, sportas, sveikata. Taip, teisingai. Taip, tai labai ačiū Jums už pokalbį, linkiu sėkmės ir tolimesnėse jūsų treniruotėse, tolimesnėse jūsų darbuose. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums už pokalbį ir sakau viso geriausio. Viso gero, gražios dienos. Gražios ir Jums, iki. Radio klausytojams, radio stoties Tavo balsas klausytojams priminsiu, jog kalbėjausi su Aklųjų sporto federacijos prezidentu Arnoldu Januškevičium.